Jeigu žmogus norėtų pradėti savo asmeninę gliukozės revoliuciją, tai nuo ko jam reikėtų pradėti be streso ir be kraštutinumų? Pirmiausia, visą laiką sakau, reikia sau pasakyti, kad aš noriu tą daryti. Antras dalykas – susidėlioti planą, kur aš noriu atsidurti, koks yra tikslas, ar aš noriu svorio kontrolės, ar aš noriu geriau jaustis, ar aš noriu sukontroliuoti ligą, kuri jau prasidėjo, ne? Bet pirmiausia nuo to. Tada reikia suprasti, kad niekas nepakeis mitybos, judėjimo, šitų dalykų, kuriuos tu gali kontroliuoti, planą taip pat žmogus turi susidėti, kad judėti link savo tikslo. Ir aišku, ritmas, vengti streso, kur jau žmogus iš tiesų jau mažiau gali įtakoti tam tikrus dalykus. Ir kada jau žmogus nusprendžia susidėlioti mitybos planą, ne, laipsnelis po laipsnelio pradėti, nereikia tikrai daryti drastiškų žingsnių, todėl kad niekada drastiški žingsniai efekto neduoda, yra labai sunku ir tam tikrų metų gali iš tiesų žmogus ir palūžti. Tai šiti dalykai iš tiesų lengviau yra ištveriami, jeigu turi dar ir pagalbinės priemonės. Tai kad žmogui būtų paprasčiau, tai nereikia drastiškų sprendimų, nes iš tiesų, jeigu drastiški sprendimai ir drastiški poreikiai gali žmogus palūžti, tai žingsnelis po žingsnelio ir žinoti, kokie elementai yra patys svarbiausi. Tai pirmiausia, valgymo eiliškumas, valgyti daržoves, baltymus ir angliavandenius, galbūt su laiku angliavandenių atsisakyti. Tam tikrais sunkiais periodais pasitelkti pagalbą ir vaistažoles, ir maisto papildus, kad iš tiesų duotų tokį didesnį spurtą ir greitesnį pasitenkinimą. Ir iš tiesų, kaip ir minėjau, judėti to plano link, kad gal pasieksi savo maksimalų efektą. O gal dar yra kažkokių dalykų, kurie gali padėti kontroliuoti gliukozę, apie kuriuos mes net nepagalvojam? Aš manau, kad žmonės dažnai nepagalvoja apie tai, kad ir į vaistinę gali kreiptis, norėdami užtikrinti gliukozės kontrolę. Ne? Yra ir tokie jau liaudį, netgi buity žinomi preparatai, ne? Kaip ožragė, cinamonas. Ne? Tai iš tiesų aš niekada, aišku, nesiūlau pirmumo teisę teikti patiekaluose naudojamą produktam, norint pasiekti efektą, nes dažniausiai yra kitokios formos, dažniausiai yra sunku išdozuoti. Taip, aišku, atkreipti dėmesį, kaip ir minėjau, ir naudojamus prieskonius ir taip toliau, bet kada reikia, galima iš tiesų rasti tam tikrų preparatų ir pagalbos vaistinės. Gliukozę kontroliuoti gali padėti pažangios formulės, sukurtos padėti žmogui pasiekti savo asmeninę gliukozės revoliuciją. Iš biologiškai aktyvių standartizuotų ekstraktų. Cinamono ir ožragų ekstraktai kartu su chromu padeda palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje, kūno svorį, apetitą ir energijos lygį, o natokinazės fermentas ir vitaminas K2 sveika kraujotaką. Stiprus antioksidantas iš vynmedžių sėklų apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Ir sveikas ilgaamžiškumas iš tikrųjų sutiksi turbūt, kad tai nėra atsitiktinumas, tai yra mūsų pasirinkimai. Visiškai sutinku su šitu pasakymu ir vieta, kur tu atsidursi, dažniausiai yra mūsų pasąmonės pasekmė ir savijauta tavo, ir energijos lygis yra pasekmė ir iš tiesų nuo mūsų maisto, judesio, vartojimų preparatų priklauso ir imunitetas, ir galimybė dalyvauti, ir darbingumas, ir kiek mes būsime efektyvūs, nes žmogaus efektyvumasgi kartais gali skirtis, ne, vieno nuo kito. Tai visiškai priklauso nuo pačių bazinių ir pamatinių dalykų.